Sveiki. Norėčiau pakalbėti apie šią užduotį, nuo ko ją reikėtų pradėti ir kaip spręsti. Pilno sprendimo aš nedarysiu, bet padarysiu skaitymą ir paaiškinsiu, ką reikėtų toliau daryti. Pradėkime nuo sąlygos nagrinėjimo. Puikioje mokykloje baigėsi mokslo metai. Šis sakinys mums nieko nepasako. Toliau, mokiniui, kurio vidurkis bus didžiausias, bus dovanojamas kelialapis. Mums reikia tokios programos, kuri rastų, kuris mokinys gauna tą kelialapį, bet gali būti situacija, kad yra keli mokiniai. Tada reikia surasti visus. Ir, kas dar labai svarbu, sąrašą spausdinti tokia tvarka, kokia yra duomenų faile. Tai čia, jeigu kas sugalvosite daryti rikiavimą, reikėtų atsargiai, kad duomenys nesusikeistų vietomis. Toliau, kokia tvarka pateikiami duomenys. Pirmoje eilutėje pasakoma, kiek bus mokinių, jų gali būti iki 30, tai tie, kas naudos statinius masyvus, tada susikurkite ne mažiau kaip 30 vietų masyvę. Na, o toliau turim vardą su pavardė 20 pozicijų, per pusmetį gautų pažymių skaičių K ir pačius pažymius. Vat štai šitoje vietoje ir kyla didžiausia problema, nes kažkodėl dalis mokinių galvoja, kad štai šitas dvejetas iš tikrųjų yra irgi pažymys. Ir bando padaryti 3 pažymių vidurkį. Vis dėlto čia yra 2 pažymiai, o skaičiukas 2 tik tais pasako, kiek tų pažymių iš viso yra. Taigi, nuo ko čia reikėtų mums pradėti? Pasižiūrime atsakymą. Atsakyme mes turime tik tais žmogaus pavardę ir vardą, o atrenkame pagal vidurkį. Taip, kad mums saugoti visų duomenų pradinių pavidalų tikrai nėra būtina. Mums reikia tik tai vardo pavardės ir vidurkių. Tai dabar susikursime struktūrą, kur saugosime vieną mokinį. Tai struktūra mokinys ir saugome tik tai tuos duomenys, kurių mums reikės skaičiavimui ir spausdinimui. Tai būtų kintamasis string vardas ir double vidurkis. Vidurkis tikrai privalo būti double, nes kitu atveju mes paskaičiuosime neteisingai. Dabar mums reikia masyvo. Na, šiuo atveju aš linkęs sukurti vektor tipo masyvą, tada nereikia galvoti, kiekgi masyve susikurti narių. Ir masyvą įvardinsiu mokiniai. Taigi, koks dabar yra planas rašyti šią programą? Aš viską skirstyčiau į 3 dalis, padaryčiau skaitymą, į kurį nusiųsčiau tik tais mokinių masyvą, tada susigrąžinčiau pagal reikalavimus. Galima pažiūrėti į reikalavimus. Pagal reikalavimus sako taip, mums reikia panaudoti funkciją, kuri grąžina atsakymą per savo vardą ir būtent randa geriausią vidurkį. Todėl aš susikurčiau, pavyzdžiui, kintamai didžiausias, kuris būtų lygus funkcijos, kuri randa didžiausią vidurkį atsakymų. Tai yra funkcija grąžintų savo rezultatą ir įrašytų į kintamąjį didžiausias. Nu ir čia kokia nors funkcija, kuri ras vidurkį. Ką ten siunčiame? Mokiniai. O gale mums belieka tik išspausdinti visus mokinius, kurie turi didžiausią vidurkį. Na, tai būtų funkcijas, spausdinimas ir ką mes ten siūstumėm? Mes siūstumėm mokiniai ir didžiausią vidurkį. Štai tokia tvarka. Ir main funkcija kaip ir būtų užbaigta, mums dabar reikia parašyti kiekvieną iš šitų 3 funkcijų. Tai aš rašysiu tik tai skaitymo funkciją, nes likusias 2 tikrai jūs nesunkiai patys atliksite. Dabar kalbant apie skaitymo funkciją. Tai bus void tipo funkcija, skaitymas ir yra atsiunčiamas tik tais vienas masyvas. Daugiau jokių kitų duomenų mums nereikia. Dabar, kokiegi pirmieji veiksmai mūsų funkcijoje? Aišku, pasiruošime failą skaitymui. Štai taip. Ir kaip visada rekomenduoju perskaityti pirmą skaičių ir pasitikrinti, ar jį tikrai perskaitė. Tai yra, susikuriam kintamąjį n,
skaitome iš failo ir greitai pasitikriname, ar tikrai jį skaito. Taip, čia man meta klaidas, aš kol kas užkomentuosiu, kad man netrukdytų šitos dalys ir pasižiūrim. Taip, gaunu 4, reiškia failą puikiai mato, kintamąjį n skaito. Ir dabar jau galime pradėti kitus veiksmus. Dabar, kai aš žinau n, galiu pasilengvinti savo darbą, pakeisdamas masyvo dydį. Reiškia, mokiniai resize n. Ir šiuo atveju masyvas padidės iki 4 pagal šį duotą testą. Kasgi toliau? O dabar jau galime skaityti duomenis. Duomenų skaitimui standartiškai naudojame ciklą i. Štai taip. Ir dabar kągi mums reikia perskaityti. Yra pasakyta, kad pavardė ir vardų skiriama 20 simbolių. Ir gali būti atveju, kad kai kurie mokiniai turi 2 vardus arba pavardė kokia nors sudurtinė. Todėl mums reikėtų konkrečiai skaityti 20 simbolių. Kad galėtumėm tam panaudoti get metodą, pirmiausia reikia praleisti visus tuščius tarpus ir jeigu įsivaizduotume žymeklį, kuris stovėjo už ketverto perskaičius n, perkelti žymeklį prieš povilaitį. Kaipgi tai padaryti? O tai mums padeda komanda WS, tai yra white space. Praleidžia visus tarpus, tabus, enter ir panašius baltus tarpus. Toliau, į kągi aš skaitysiu tuos 20 simbolių. Tam atveju kuriu laikiną simbolių masyvą, bet būtinai nurodau vieną vietą daugiau, nes yra saugomas null terminatorius, tai yra pabaigos simbolis, kad programa žinotų, ties kur ji baigė skaityti tekstą. Ir taip jis naudoja vieną simbolį, deja reikia vienu kurti daugiau. Dabar naudojame get metodą, tai yra iš failo paimti į laikiną masyvą 20 simbolių ir plus tą pabaigos simbolį. Ir kurgi aš galiu padėti šitą perskaitytą, tai yra šitos perskaitytus duomenis, ogi įsidėti į savo masyvą ir tai darome labai paprastai. Mokiniai įtasis narys, taškas vardas yra lygų temp. Štai taip. Dabar jau vardus aš būsiu išsaugojęs. Toliau už vardo eina skaičius, pavyzdžiui, po povilaičio dvejetas. Dvejetas reiškia, kiek jis turi pažymių. Tai galiu susikurti kintamai, pavyzdžiui, kiekis, jį perskaityti, kiekis ir kaipgi man reikės dabar skaičiuoti pažymių vidurkį. Tam atveju aš susikuriu kintamai double suma, kurį prilyginu 0. Rekomenduočiau kurti štai šitoje vietoje, ne kažkur aukščiau, todėl kad kiekvienam mokiniui šią sumą reikia nusinulinti, kad nepridėtų prieš tai buvusio mokinio rezultatų. Dabar jau galime naudoti vidinį ciklą. Čia jau naudosime j kintamai, i kol kas yra užimtas, nes i išnyks tik tai su šituo skliaustu. Štai taip, j mažiau už kiekis ir j++. Kągi aš dabar darysiu, ogi skaitysiu kiekvieną pažymį ir dėsiu jį į bendrą sumą. Štai taip, skaitau pažymys ir prie sumos aš jį pridedu. Štai taip sukaupiu bendrą sumą. Ir kągi aš saugosiu pas mokinį, o mokiniai įtasis narys, šitą sakinį rašau būtent, kai pasibaigė vidinis ciklas ir visi pažymiai yra sudėti į kintamąjį sumą. Ir dabar vidurkis pasidaro lygus sumai padalintai iš kiekio. Štai taip. Na, kaipgi dabar žinoti, ar aš viską gerai padariau? Iš tikrųjų, galima greitai pasitikrinti po skaitimo funkcijos ir paimti, išsispausdinti. Pavyzdžiui, štai taip. Ir pasispausdinti m vardas, tarpas, o gal tarpas ir nereikalingas, ir m vidurkis. Ir endline. Štai su šitokiu sakinuku. Na, gal permėsiu į kitą eilutę, kad matytųsi labiau. Štai taip. Paleidžiu.
programą ir matau, kad Povilas Povilaitis turi vidurkį 8, Rasa 7, Ona 8 ir panašu, kad didžiausi vidurkiai yra Povilo ir Onos ir reikėtų šiuos du mokinius išspausdinti. Žiūrime pagal uždavinio sąlygą, taip jie turėtų būti išspausdinti. Taigi, kas jums beliko? Tai yra su funkcija, tuoj šitos užkomentuoju, išsikviesti funkciją, kuri randa didžiausią vidurkį, ką tikrai nesunkiai galėsite padaryti, ir tada spausdinti tik tai tuos mokinius, kurių vidurkis atitinka didžiausią. Taip kad, manau, šitą programą jūs lengvai užbaigsite.